Taigi, gaminame namo komplektus. Bet įdomiausia, kad į rinką išeinant naujam produktui reikia geros reklamos. Ir kaip žinote, sunku, kai rinkoje yra jėgų, kurios pastoviai ieško, kaip iš žmonių atimti pinigus. Tai būtent sukuria naujus įstatymus, sukuria naujas paslaugas brangina esamas paslaugas ir taip sumažina žmonių perkamąją galią. Ir tada gaunasi tokie dalykai, kad nei žmonės uždirba, nei į biudžetą pinigų daug ateina. Bet gerai, kad rinkoje yra dalykų, kurie padeda uždirbti žmonėms. Štai ir aš susidūriau prieš 14 metų, tyrinėdamas internete įvairius verslus, jų marketingo būdą, reklamą, susidūriau su straipsniu. Būtent straipsnio pavadinimas nemokama ekonomikos nauda. Kaip gali kompaktiniai diskai būti nemokamai, kaip gali žaidimų konsolės būti nemokamai, paslaugos būti nemokamai, kaip apie nemokamą padaryti pinigus. Ir susidomėjau. Ir dabar galima sakyti, 14 metų studijuoju, tai kuo daugiau skaitau, kuo daugiau žiūrau, kas yra rinkoje panašiai padaryta, tuo labiau suprantu šitą verslą, šitą būtent nemokamą ekonomikos naudą. Ir tada galvoju, kodėl namo nepadaryti nemokamai. Taip skaitant straipsnį, aš radau labai daug pavyzdžių, kaip kiti verslai darė savo nemokamą, kad uždirbti iš mokamo. Ir tai yra įdomiausia. Jeigu ekonomistai tai pavadintų, tai kryžminis subsidijavimas, kai viena nupirkta prekė padengia kitos dovanotos prekės kainą. Ir taip, jeigu jums patiktų tokiu būdu įsigyti namo komplektą, kreipkitės ir aptarsime to galimybę.